Sveiki, jūsų dėmesiui naujas laidos trumpai apie sportą epizodas. Taip, žinau, tas trumpai nevelnių nėra trumpai, bet taip nutinka, kai į vieną laidą sugrūdu 2-3 sporto šakas. Kaip ir šiandien, turiu dvi visiškai skirtingas sporto šakas - sunkioji atletika ir paplūdimio tinklinis. Pradėkime nuo tinklinio. Užgaudžiau vaikinukus, kurie keletą metų, mano akimis, demonstruoja gan aukštą sportinį lygį. Tai Audrius Knaštas ir Patrikas Stankevičius, jų pasiekimai yra, na, švelniai tariant, įspūdingi. Daugkartiniai Lietuvos čempionai, studentų čempionate yra atsivežę, iš čempionato yra atsivežę bronzą ir auksą. Lenkijos super taurę yra nugalėję. Na ir pats šviežiausias jų laimėjimas, pergalė įvyko praeitų metų pabaigoje, kuomet iš Beach Pro Tour Challenge'o turnyro Filipinuose atsivežė bronzą. Tad pasikalbėkime su jais apie tai, ką reiškia sportuoti tinklinį Lietuvoje, ką reiškia laimėti, ką reiškia siekti aukštumų, kiek tai kainuoja nuo fizinių, psichologinių iki finansinių resursų. Tad ilgai negaišinu, mes jungiam pokalbį. Sveiki, vyrukai. Kaip laikotės? Sveiki, puikiai. Ačiū, gerai. Ar Lietuvoje jums nėra per šalta šiuo metu? Tai grįžom iš šiltų kraštų, tai šiek tiek yra didelis tas temperatūrų skirtumas, bet mes džiaugiamės, aš ypač džiaugiuosi, kad geriau daug sniego ir šalčiau, negu kad šlapia ir 0 laipsnių. Tai labai džiugu tiesiog turėti visus 4 sezonus Lietuvoje ir žiemą, o mūsų visas sportas tai remtas vasarą. Jūsų sportas privalo būti vasarą. Aš juokavau, man jūsų sportas, toks pinokoladinis yra palmė, paplūdimys, smėlis, tai yra visiškai toksai, kur vasaros vaizdinys akise. Ir turiu klausimą, ar jūs man galite paaiškinti, kuo skiriasi tinklinis paplūdimio nuo salės tinklinio. Kaip man, žmogui, suprasti, kuo tai skiriasi? Tai iš principo, Sakyk. tai iš principo tas skirtumas yra, kad salėje žaidžia 6 žmonės, paplūdimio tinklinį žaidžia 2 žmonės ir yra šiek tiek aikštelė didesnė salės tinklinė. Ir taip pat salės tinklinėje yra keitimų, kadangi ant suolo dar yra daug žmonių, o čia yra 2 žaidėjai, kurie ganėtinai yra universalūs, turėtų mokėti visus elementus, tiek priimti, tiek pakelt, tiek atakuot. Ir tiesiog toksai universalesnis, o salėje labiau yra pozicionuojamas tas žaidimas, kad turi kažkokią tam tikrą bagažą ar kažkokį gerą skillą ir tu tiesiog jį darai. Ar yra, dabar Audrius paklausiu, ar yra tokia tendencija, kad tu gali būti geras ten ir ten? Ar tai įmanoma suderinti? Ar visgi jau galiausiai reikia save kažkokioj vienoje kryptyje matyti ir žaisti, kad būtum aukščiausiam lygmenyje? Ir labai norint, manau, kad viskas yra įmanoma, tačiau yra tam tikros lubos, kur nori pasiekti olimpinį lygį ar nori tapti Europoje vienas iš geriausių, tai tu turi jau specializuotis. Nes vis dėlto pridėčiau prie kolegos pasakymo, kad paplūdimio tinklinis tai yra lauke, kur yra karštis, kur yra vėjas, kur yra įvairios lokacijos pasaulyje, skirtingos laiko zonos, klimatai ir panašiai. Tai kiekvienas mums turnyras iš esmės yra labai skirtingas, nes skirtingos sąlygos. O salėje tu visada žaidi uždarai, visada žaidi plius minus tom pačiom sąlygom. Bet labai norint, mes patys tą darėm, miksavom visada ir maišėm tiek paplūdimį, tiek salę, dėl to, kad kitaip neįsivaizdavom, kitaip neturėjom galimybės kitaip daryti, bet norint pasiekti kažkokių rimtesnių pergalių, tai reikia jau specializuotis. Okay. Tada toksai būtų klausimas, jūsų nuomonė,
Taip, žinot, nevertinant skaičiais niekas, kas Lietuvoje turi tokias gilesnės tradicijas, kas yra galbūt stipriau Lietuvoje salė ar paplūdimys? Tai aš galvoju, kad tiesiog tai yra labai susiję dalykai, kadangi seniau tai net nebūdavo tų paplūdimio tinklinio, nei sporto mokyklų, nei privačių klubų, kur būtų galima treniruotis. Dabar vakarietiškėjim atsiranda tų klubų, kur galima treniruotis ir sportuoti paplūdimio tinklinį. O visas tas, tai sunku pasakyti pagal pasiekimus, tai salės tinklinėje mes jų kaip ir neturim suaugusiųjų lygmenyje, o paplūdimio tinklinis, tai va tuom ir žavus, gal kad 2 žmonės, kadangi reikia tų mažiau žmonių komandoje, tai 2 žmonės yra lengviau finansuoti ir tiesiog 2 žmonės gali aukštesnius pasiekimus pasiekti. Tai Europos pasaulio čempionatai, olimpinės, tai tiesiog tas yra daug arčiau negu su salės tinkliniu. Taip, ir jūs vat, kaip tik tą ir įrodėte, ir parodėte, nes jūs pasiekėte, aš mačiau skambingą įrašą, džiaugsmingą įrašą, kad yra svarbiausia karjeros pergalė, buvo pasiekta Filipinuose visai ne taip ir seniai. Tai papasakokit, tai kas čia per tą tokią sėkmės istoriją, kas čiagi įvyko? Tai Gal. iš principo tiesiog tai buvo challenge tipo turnyras, tai pasaulio turas, kur susirenka komandos iš viso pasaulio. Ir realiai perrašėm istoriją, todėl kad Lietuva nei vyrų, nei moterų tarpe niekada neturėjo jokių medalių. Tiesiog tokio tipo turnyruose. Ir mes buvom pirmieji, kurie tą pasiekėm. Tai tiesiog aš galvoju, tai yra didelis pasiekimas ir tiesiog mūsų procesas duoda vaisius. Audriau, ar gali papasakoti, kaip yra susiję visi daugiau mažiau sportuojantis arba visai net nesidomintis sportu, supranta, kad yra Europos čempionatas, jeigu tu esi europietis, pasaulio čempionatas ir olimpiada kas 4 metus. Kas yra challenge'ai, ar tai yra, sakykime, visiškai komercinis dalykas, ar tai vis tiek yra kažkaip susijęs su šalies garsinimu, ar tai yra susiję kažkaip su olimpiada, kokie yra sąlyčio taškai tarp šitų dalykų? Aš tai gal pateikčiau pavyzdį su teniso sportu, kad ten irgi vyksta įvairaus reitingo turnyrai. Dabar tuo pačiu palyginčiau gal net ir su 3x3 krepšiniu, irgi labai panašus principas, bet paplūdimio tinklinį tai yra turnyrai, kurie turi savo vertę kaip ir reitingo sistemui. Tai kiekvienas turnyras yra sulygmenuotas, silpnesnis, vidutinis, stipriausias ir tenais už kiekvieną vietą tu gauni reitingo taškų. Tai reitingo taškai skaičiuojasi tau metiniam reitinge ar olimpiniam reitinge, ar kaip šiuo metu yra tokia kaip entry reitingas, tai jis yra, kuris, realiai momentinis toksai gaunasi reitingas. Tai tu dalyvaudamas tose turnyruose, tu iš esmės pelnai taškus, reitingo taškus, atstovaudamas šalį, ne klubą, vienas iš esminių bruožų gal, kad tu atstovauji visada šalį. Tai yra Lietuvą atstovaujam, nors iš esmės esame tik savo rėmėjų dėka dalyvaujam tose turnyruose. Ir mes renkam tą reitingą metus, pusantrų, šiuo atveju olimpiadai mes renkam 1,5 metų jau, rinksim 1,5 metus reitingo taškų visą tą sistemą. Taip, tai teoriškai žiūrint taip, kad į olimpiadą, jeigu aš gerai suprantu, tu nepapuoli tik per Europos čempionatą ar pasaulio pagal vietas, bet kaip ATP serija tenise, bet kaip sakėt, renki taškus, kraitis ir paskui tam tikras komandų skaičius patenka. Kokį lygį reikia demonstruoti, kad būtum užtikrintas, kad važiuoju olimpiadą? Ar kuo daugiau varžybų, ar kuo daugiau medalių, ar užtenka vieno gero starto, pavyzdžiui, Filipinuose 3 vieta, ar jis jau, tas medalis, sakykime, duoda kelialapį, ar kažkaip kitaip skaičiuojasi? Tai jis tiesiog mus priartina prie olimpinių žaidynų, bet realiai ko mums reikia, tai aukščiausio lygio pastoviai.
Tai realiai reikia dviejų dalykų, kad gerai žaisti ir tai daryti stabiliai. Kadangi vienas, vat, kaip minėjot, pasaulio čempionatas ar Europos čempionatas neduoda kelialapių. Nu, vieninteliai pasaulio čempionai gauna kelialapį į olimpinės žaidynės, bet realiai visi patenka, pagal daugumą šalių patenka, didžiausiai tų vietų atiduodama pagal reitingo turnyrus. Tai reikia olimpiniam reitingė surinkti 12 turnyrų ir jų geriausi 12 pasirodymų skaičiuojasi olimpiniam reitingė ir tiesiog pagal tuos pasiekimus yra patenkama į olimpinės žaidynės. Tai realiai vieno medalio kaip ir neužtenka, kad mes čia laimėtume, nesvarbu. Ar auksą laimi, ar sidabrą vieną kartą, tai kaip sako, ir lasda kartais iššauna, bet reikia tą daryti pastoviai. Tada jūs man paaiškinkite, kaip jums sekasi turėti rėmėjų, kas jumis tiki ir gal, taip sakysiu, gal kodėl tiki, nes tai turėtų būti brangus malonumas pakeliauti po pasaulį, to 12 turnyrų, plus turbūt dar kiti čempionatai. Tai 12 turnyrų yra minimumas. Minimumas. Tai ir 12 iš 12 sužaisti itin gerai yra didelis reikalas, todėl topinės komandos, nu tarkim, kurios ten yra vidutinio lygio ar truputėlį aukščiau nei vidutinio, sužaidė per sezoną ten 15 turnyrų, 13 turnyrų. Ir iš jų tu gali, jeigu esi pakankamai geras, 8 gerus rezultatus turėti, 7. O rėmėjai mūsų yra iš tikrųjų žmonės, kurie myli sportą, kurie myli tą paplūdimio tinklinį, patys tuo sportu užsiema ir mumis tiki kaip asmenybėmis, kaip perspektyviais žmonėmis, kurie ne tik pasieks rezultatą, bet kurie ir pildo savo svajonę, tuo ir nori prisidėti prie svajonės, prie sporto augimo, prie bendruomenės didinimo to paplūdimio tinklinio, nes visi supranta, kas sportuoja paplūdimio tinklinį, jog yra dar kur augti šiam sportui, yra dar kur plėstis šiam sportui. Ir jie tuo mumis ir tiki, kad mes galim būti tie ledlaužiai, kurie pralauž tą kelią. Ir ne tik ateinančiam kartom, bet ir dabar tas sportas tik ir laukia kažko, kas iššaus, kas sprogdins tą visą bendruomenę ir tas lubas, kurios dabar yra sportui. Tai aš sakyčiau gal taip. Augantis lygis sporto šalyje ar mieste kelia konkurenciją. Reiškia, kiti nori irgi vytis, jie privalo stiprėti. Bendras lygis auga, didesnė konkurencija šalyje, mieste ar pasaulyje kelius duotus. Čia yra tas svarbu, bet kokių rėmėjų, tai gal vienas iš požiūrio taškų, aš taip įsivaizduoju. Antras dalykas, aš vis tiek bandau tikėti, kad jaunimui reikia pavyzdžių. Aš jaunimą turiu visiškai vaikus, 12-14. Jeigu mes neturime nei vieno žaidėjo, kuris yra aukščiausio lygmenį, tai kažkaip ir nesinori man būti. Jeigu aš mačiau, kaip pavyzdys, mes kalbėjome apie tenisą, jeigu aš matau, kad Berankis gerai žaidžia tenisą, tai aš irgi noriu būti kaip jis. Jeigu matau, kad Danas Rapšys gerai plaukia, aš irgi noriu būti kaip jis. Jeigu aš matau, kad kažkokia sporto šaka yra tokia apie nieką, tai aš ten nenoriu eiti. Tad rėmėjai tokia kaip ir misija gali nešti, sakykime, vėliavą. Tiesiog puikus labai pavyzdys yra su plaukimu ir su mūsų Rūta Meilutyte, kur realiai išsprogdino visą plaukimą į tokias aukštumas, kur dabar pati net gal ir valstybės politika yra daugiau orientuota į tavo tokio tipo, kur yra individualiau daugiau, kur dalyvauja daug kartų Europos čempionatuose, įvairiuose plaukimuose ir panašiai. Taip. Trumpas klausimėlis. Kaip jūs treniruojatės? Skaičiau, gyvenate skirtingose miestuose. Ar galite man papasakoti šitos užkulisius? Per Zoom'o turbūt treniruotės tai nevyksta. Kaip čia? Tai būna ir per Zoom'ą gal vyksta kai kurios kažkokie analizės, bet iš principo tai realiai mūsų ta treniruočių dalis, kas vyksta Lietuvoje, tai yra labai nedidelė. Tai pagrindė viskas, ką dalyvaujam ir kur sportuojam, tai yra užsienyje, visokios stovyklos, varžybos užsienyje, o Lietuvoje tai yra ganėtinai trumpas laiko tarpas. Tai sportuojame, jeigu uždarame aikštynę, tai Kaune sportuojame, taip pat su fizinio rengimo treneriu sportuojame jo sporto studijoje, tai Kaune, o tarkim
Audris įsikūręs yra Kaune, aš taip pat esu kaunietis, tai man nėra kažkokios problemos. Dabar labiau aš esu įsikūręs Vilniui, tai vasarą, pavyzdžiui, Audris atvažiuoja kartais į Vilnių pasitreniruoti, kadangi čia yra žmonių, su kuriais, kaip pasakyti, galime konkurencingiau treniruotis, treniruočio partnerių, nes čia irgi yra opus klausimas, ką ir prieš tai minėjom, kad reikia to jaunimo, kuris būtų, kuris augtų, tai tom geriausiam, aš galvoju, komandom ar geriausiam žmonėm taip pat reikia žmonių jaunimo, kuris alsuotų į nugarą ir neleistų atsipalaiduoti. Tai tiesiog toksai užburtas ratas gaunasi, kad nes jeigu vienas profesionalus sportininkas, tai aš galvoju, jam sunku ir tada trūksta motivacijos, nebent jisai susiranda kitus užsieniečius, su kuriais treniruotųsi ir sportuotų. Tai tas tobulėjimas tiesiog stoja, kadangi vienam treniruotis yra sunku, tai reikia vis tiek treniruočių partnerių. Tai taip ir bandom moderuoti. Kalbant apie užsienį, daug skaitau. Lygtais ieškote ir trenerių iš užsienio. Noriu paklausti, Lietuvoje visi užsiėmė, ar visgi reikia kažkokios specifikos, kodėl dairotės į užsienį? Manau, kad tai gal ir brangiau, nors tikrai net neįsivaizduoju, bet kokios būtų įžvalgos? Faktas, kad brangiau ir ieškom užsieniečio, nes Lietuvoje tu vien būdamas treneris ar žaidėjas, ar treneris, tu nepragyvensi, tai tu turi, pavyzdžiui, būdamas profesionalios komandos treneris, tu neišgyvensi, tu nesusimokėsi mėnesio gale viską, ką tu reikia susimokėti. Tai visi treneriai, kurie galėtų mums padėti ar prisijungti prie mūsų komandos, šiuo metu jau turi papildomus darbus. Tai jie dirba ar su mėgėjais, ar tai dirba vaikų akademijose, o mums reikia žmogaus, kuris galėtų keliauti praktiškai iš 12 mėnesių, 10 mėnesių, būti visą laiką užsienį, tuo pačiu gauti pakankamai sumą vienokią ar kitokią, kai kam didelę, kai kam mažą, bet esmės nekeičia. Tai reiškia, tu dirbi iš esmės visada užsienį. Ir žmonės jau dabar yra susikūrę savo gyvenimus ir jie tikrai nemes dėl tų metų keliavimo. O dar ką pridėčiau prie kolegos, prie partnerio, tai tiesiog Lietuvoje nėra bazės, nėra kažkokio olimpinio centro, kur būtų 10 žmonių, kurie sportuotų rinktinę, kurie šalia gyventų, kurie šalia valgytų, kur būtų džimas šalia. Tai mes visada savo karjeroj ne tai, kad mėtėmės, bet sukomės taip pagal aplinkybės, kaip turim. Tai vat kartais aš važiuoju net į Vilnių, nes ten yra daugiau su kuo pasportuoti. Kartais Patrikas atvažiuoja į Kauną, bet Kaune, pavyzdžiui, lauke nėra kur sportuoti. Nėra normalių, tvarkingų aikštelių, tai mes einam tiesiog į viešas aikštelės, patys pasistatom jas, užsidedam tinklus, užsidedam linijas, antenas, tai kartais net ir sportuojam parkuose. Tai įvairiai būna, bet mintis, kad tiesiog sukamės visada ir visada suksimės taip, kaip kokiam kortom mums gyvenimas padalina. Tai su tom kortom mes ir žaidžiam, stengiamės išlošti tą grajų tiesiog. Aš paklausiu. Matot, mes užsigrūdinę esam labai. Tokiam sutikam. Dėl to tu jau kai tokias sąlygas turi, tu jau savo negali leisti praloštą aikštelėje. Taip. Tu tiek praeini gyvenimo ir tiek sunkumų praeini, kad tu atvyktum į tas varžybas. Aišku, kartais tai net papildomą spaudimą sukelia tau žaidžiant, bet ten jau dažniausiai mes tiesiog už kiekvienas taškas tai yra tavo kažkoks prakaito lašas, kurį tu atidirbai mėnesį laiko kažkur užsienį Lietuvoje, ten nežinau, paieškodamas sąlygų, kaip nuvažiuoti. Jūs velniškai savim tikit. Atsiprašau, velniškai savim tikit, tikrai. Na ir Patrikai, tau pabaigo žodį, tarp, kai gera. Jo, tai tiesiog, kad būtent dėl trenerio klausimo, tai mes irgi pradžiai irgi fokusavomės gal į tai, kas yra Lietuvoje, bet ir mums padėjo, pavyzdžiui, ir vasaros metu, ir dabar dar tiesiog padeda tam tikri geriausi realiai Lietuvoje treneriai, kas yra, tai vasarą ir su Tadu Daniela dirbdavom, ir su Marium Vasiliausku vis dar palaikom ryšius ir darbuojamės, ta prasme, jie padeda mums žmogiškaisiais resursais, ką gali. Tiesiog dėl trenerio klausimo tai yra labiau toksai gyvenimo būdo klausimas, kadangi žmogus turi būti pasiryžęs, kaip Audrius sako, 10-12 mėnesių keliauti po užsienį, dalyvauti varžybose,
Tai realiai tas yra prilyksta ir nematymui šeimos, tiesiog darbas visada užsienyje, tokios neturėjimas pastovios gyvenamosios vietos, gal kaip ir ją turi, bet tiesiog visokie tokie sunkumai iškyla. Tai aš galvoju, čia yra ta ypatybė sunkiausia, vat, būtent trenerio ir būtent žaidėjų perspektyvoje, kad tiesiog gyvenimo būdas, kad tu niekada ne namuose, realiai. Specifika kaip ir visur. Vaikinai, Audriau, Patrikai, ačiū Jums, ačiū už sezoną Jums, garsant šalį. Ir ką aš galiu pasakyti, linkiu tikrai kuo geresnių metų, nuo svarbiausia, tiesiog darykite tai, kas patinka, mėgaukitės ir sėkmės. Ačiū labai. Ačiū labai, malonu, kad palaikot. Rinksim daugiau žmonių, kurie būtų susidomėję paplūdimio tinkliniu ir tiesiog džiaugtis to sportu. Kalbėsim ir pramušim. O kaip kitaip. Daug dėja. Super, ačiū. Iki. Ačiū visam. Nuo tinklinio peršokime prie kitos sporto šakos sunkiosios atletikos. Kankina nuojauta, kad su šia sporto šaka yra susipažinę ženkliai mažiau žmonių. Taip, sporto salės, štangos, tai yra daugiau mažiau pažįstama visiems. Tačiau sunkioji atletika kitas reikalas. Todėl kita pašnekovė, Gintarė Bražaitė, kurios sąskaitoje Europos U23 sidabras, Europos suaugusių čempionato 5 vieta, pasaulio čempionato 10 vieta, puikiai sugebės atskleisti šios sporto šakos užkulisius, gyvenimą ir peripetijas. Ji, kaip ir vaikinai, kažko panašu visai neseniai, tai yra jau praeitų metų pabaigoje, yra iškovojusi sidabro medalį iš Katare vykusio Grand Prix. Tad pakalbėkime apie visą tai su pašnekove. Jungiamės, klausom, važiuojam. Sveiki. Kaip gyvenimas? Sveiki. Kaip sekasi? Kaip Lietuvoje žiema? Nebelika žiemos. Žiemos nebelika, pavasaris atėjo. Grįžau iš Kataro, šilta, pasilgau žiemos nebeliko. Taip, tai viena iš turbūt labiausiai pastūmėjusi šiam pokalbiui priežasčių būtent Kataras ir žiniasklaidai pasirodė tam tikri įrašai, tai vat ir norėčiau pakalbinti šito klausimu. Tai visgi, kas ten vyko tam Katare, kokia tai sporto šaka, ką ten teko daryti, ką ten teko laimėti, ar galima būtų sužinoti? Be abejo, labai įdomu, kad domitės ir džiaugiuosi, kad sunkia atletika, manau, populiarės po truputį vėl Lietuvoje. Taigi, aš esu sunkia atletė ir vykau į Katarą varžybas olimpinių atrankinių. Tai tenais pasisekė užimti 2 vietą, rovime pasisekė savo kaip ir rekordą padaryti 100 kg, o stumime taip pat rekordą 125 kg pastumti. Tai yra mano asmeniai rekordai bei Lietuvos rekordai, kurie ir man pačiai priklausė. Tai įvykdžiau savo rekordus ir pagerinau Lietuvos rekordus taip pat. Tai tenais, kaip minėjau, vyko olimpinė atranka. Toks kaip turnyras, kuriame skaičiuojasi kaip ir balai. Ir tenais reikia, aišku, kuo geriau sudalyvauti ir kuo aukščiau pakilti. Kad būtų galimybė ateityje dar pakliūti į olimpiadą. Dar laukia Europos čempionatas vasario mėnesį. Ten irgi lems tos varžybos dėl olimpinių žaidynių. Taip, tai kiekviena sporto šaka turi skirtingą atrankos sistemą, kaip į patekti. Kokiu principu sunkioji atletika atsirenka žmonės? Ar vietoms, ar medaliai, kaip sakykime, ar kažkokios varžybos, kur reikia užimti, ar taškai, ar kilogramai?
Kaip pas Taip, jūs? taip dabar labai yra iš tikrųjų pasunkinta sistema, kadangi dėl tų visų įvykių, kad sunkio atletika aplamai buvo jau kaip ant ribos, kad gali būti išbraukta iš olimpinių žaidynių, tai ačiū Dievui dar kaip ir pasiliko. Ir dabar labai sugriežtino, sumažino svorių kategorijų, sumažino dalyvių skaičių pakliuvimą. Tai dabar tokia sistema, kad reikia dalyvauti, pasirodyti 6 varžybose atrankinėse, kurios skaitosi. Tai įeina ir pasaulio, Europos ir va tokios papildomos kaip Grand Prix, kur dabar buvo Katare. Tai o buvo anksčiau padaryta lyg taškų rinkimas kažkoks, tai aš ten labai neįsigilinu, bet dabar žiūri tiesiog į geriausią iš tų visų varžybų dvikovę. Tai yra rovimas ir stumimas. Ir kas, aišku, geriausiai, daugiausiai padaro tą dvikovę, pakliūna 12-ukas į olimpinės. Tik 12-ukas. Taip. Bet čia skirtingose svorių kategorijose, kas be ko. Taip, dabar sumažinta tik iki 5 svorių kategorijų. Iš 10 buvusių. Taip. Gerai, o aš suprantu, kad aš tiesiog šiek tiek esu praleidęs, aišku, šiek tiek domėjausi, gal galima plačiau, kas čia nutiko su tą sunkia atletika, kad ją nusprendė šalinti, nes tai negi viena seniausių rungčių apskritai pasaulyje, kaip sporto šakų. Taip. Tai manau, čia nepaslaptis, kad dėl visų yra neleistinų medžiagų naudojimo pertekliaus rastų pas sportininkus, kad šalis pradėtos, kaip sakyti, užbaninti. Tai tiesiog dėl to, kad labai didelis pasitaikė pagautų sportininkų skaičius ir tiesiog galvoja, kad čia ne olimpinis toks principas ir norėjo pašalinti. Bet manau, pradėjo kažkaip viso pasaulio šalis, kur kultivuoja tą sportą, kad biški susijimti, kad reikia išlaikyti tą sportą ir susitvarkė tą dalyką, manau, dauguma. Taip, tai Paryžiuje sunkioji bus, o paskui, kaip suprantu, tiesiog tarptautiniu mastu federacija irgi imasi veiksmų, kad šitą šoką išlikti, nes jinai turi, sakykime, gilias tradicijas, nors iš kitos pusės moterų olimpiadai, dalyvavimas ne taip ir seniai atsiradęs, dar jau nepriklausomybės mūsų laikais, nuo 2000-ųjų, jeigu neklystu, turėtų būti atsiradę, tai ne taip ir seniai. Taip, tarp moterų sunkio atletika ne taip ir senai atsirado Lietuvoje, panašiai apie 2000, gal 96 ar 4 gal iš tikrųjų net Lietuvoje moterų. Bet dabar, kai palyginu, kai pasižiūriu pasaulį, tai atrodo, kad vos net nedaugėja moterų, net kartais negu vyrų jau iš tikrųjų, tų dalyvių. Tai kažkaip labai jau prasimušė tarp moterų sunkio atletika. Gal prasilaužė tos tokios normos, dogmos, kad čia moteris negali to daryti. Turbūt tikrai... Džiaugiuosi iš tikrųjų iš tos pusės, kad moteris irgi pradeda sportuoti ir stiprėti. Turbūt tikrai pliusas tame, kad pasaulyje atsiranda mažėja to skirstimo vyriška, moteriška rungtis ar ten dar kažkas, nes ir mūsų moteris ir kerlingė smagiai sudalyvavo, ir ledo ritulio komandą turime, ir noriu tuo pačiu paklausti, kokia situacija Lietuvoje, nes sunkio atletika tai tam tikras gilias tradicijas Lietuvoje turi. Iš vyriškos pusės, nes turbūt visos olimpiadose mes plius minus ten turėdavom ir medalių, ir aukštų vietų, ir skandalų, visko turim. Tai reiškia, dėl ko tai yra? Nes reiškia, yra konkurencija, reiškia, yra dideli tikslai ir panašiai. O kaip su moterų? Taip, galiu irgi pasidžiaugti, kad aš kai pradėjau sportuoti, iš tikrųjų aš pati palyginus labai vėlai pradėjau sportuoti, kai man tik buvo 20 metų, čia jau kiti vos ir neužbaigė tas sportus. Tai dar, kai aš pradėjau sportuoti, tai bendrai Lietuvos čempionatuose gal būdavo kokios 50 merginų iš visų svorių kategorijų paėmus. Dabar jau, kai jau praėjo kokie jau 5-10 metų, jau žiūriu, jau vienoje svorių kategorijoje, jau ten jau susirenka jau 15 ir daugiau. Tai tikrai matosi irgi daugėja mergaičių sportuojančių Lietuvoje. Jau kažkaip irgi tuo galiu pasidžiaugti. O ar jūsų sporto šakoje reikalinga konkurencija? Aš iš tos pusės turiu menį, kad rungtį tu atlieki vienas. Ta prasme, tu ateini, tu turi štangą, ją reikia
atlikti judesį, ten stumimą arba rovimą, taip. Ir Taip. prieš varžovą tu nieko nedarai, tu turi tiesiog svorį, kurį reikia įveikti. Bet Čia yra taip, individuali sporto šaka, bet tu rengiesi su savo varžovėmis, kas daugiau iškels. taip. Tai kaip ir yra ir taktinių tokių dalykų, kad gali, kaip sakyt, varžovą ir užvaryti ant svorio, kaip sakoma, kad jinai gal neiškels, tada tu iškelsi. Tai irgi yra ir taktikos, ne taip, kad paprastai eini ir keli iš tikrųjų, bet čia jau treneriai tos dalykus žino. Bet aišku, be abejo, visas dalykas nuo tavęs priklauso, nes tu turi iškelti vis tiek, vienas eini kelti ant pakilaus, bet vis tiek tu turi su varžovėmis rungtis, kad laimėti. Ar daug psichologijos yra šitoje rungtyje? Ar visgi jėga laimi? Ne, manau, kiekvienoje sporto šakoje labai daug ką lemia psichologija ir nusiteikimas. Nes jeigu pradedi abejoti kažką, kažkur sudvėjoti, iš karto tu netliksi pilnai ir to veiksmo, gal kažkur pristabdysi ir gali būti, kad lems tau net ir nesėkmingą bandymą. Labai psichologija lemia, be abejo. Kad nekreipti dėmesio ir į varžovės, kurios šalia irgi daro apšilimą ir mankštą. Ir gal jos ir kad stipresnės, iškart savęs, kaip sakyt, liaudiškai nebuktuot, kad čia jau yra ir stipresnių, nu visą laiką būna stipresnių, bet savo, ką galima, kad padaryti visą laiką reikia stengtis tiesiog. Nepralošti prieš varžybas, dar varžybų turbūt svarbu. O tada norėčiau paklausti apie pačią gyvenimo rutiną, sportas, darbas, šeima, visi tie dalykai, nes turbūt žmogus mėgėjiškai, taip sakykime, karts nuo karto nueidamas į salę, tokio lygio varžybose sidabro neatsivežtų į namus. Tai kiek tenka sportuoti per savaitę, kiek jau metų bet kaip mums įsivaizduoti, koks tai yra sportas, bet čia grinai, jau iš tavosios pusės, kiek tai užima laiko? Bet čia jau gaunas jau gyvenimo dalis, be kurios jau neįmanoma tikriausiai, nes ir, sakykime, jeigu ir kokia va dabar pertrauka būtų, ar ką, atrodo, jau neturėčiau ką veikti daugiau be salės. Bet taip, sportuoti reikia nemažai iš tikrųjų, ruoštis konkrečiai į tą vien sporto dalį. Ne taip, kad kažkur ten mėtytis, kaip sakyti, ten biški, jau grinai atsiduodi tai sporto šakai. Tai, o sportuoju įvairiai iš tikrųjų pagal laikotarpį. Jeigu yra off-season, tai tada 4 kartus kokius per savaitę, tai dėl savęs kažką pajudi, kaip sakyt, tu nedarai labai klasikų, ten šitų rojimų stumimų ir ten labai kaip sakyt, neri. O jau kai būna jau sezonas, va kaip dabar irgi, tai jau pasportuoju ir 6 kartus per savaitę, po porą kokių valandų. Ir jau ten daugiau jau vis tiek jau akcentuoji technikos šlifavimą ir jėgos ugdymą. Tai atiduoda tam laiko. Taip. Toksai būtų pamastymas, ar crossfitas, kuris dabar turbūt pasaulyje tampa vis populiaresnis, bent jau taip toks susidaro vaizdas, ar tai turi įtakos jūsų sporto šakai, nes man atrodo, kad ten tam tikri elementai tikrai paimti ir gal atsiranda daugiau trenerių, gal atsiranda daugiau žmonių norinčių mėgėjiškai sportuoti, tada pabando gal ir pas jūs ateiti pasivaržyti iš crossfito žmonių, nes ten yra tikrai stiprių Lietuvoje vyrukų ir moterų, kaip pasižiūri rezultatus ir kaip jie atrodo ir kaip jie pratimus daro. Taip, tai teisingai ir pastebėjote, kad iš tikrųjų pas mus Lietuvos čempionatuose dabar atsiranda naujų veidų merginų ir moterų, kurie sportuoja crossfitą, bet grinai ateina sudalyvauti sunkioje atletikoje, rovimo ir stumimo veiksmus atlikti. Ir tikrai jie atlieka neblogai ir, kaip sakote, jie yra stiprus ir užima net ir prizinės vietas. Tai tikrai tas crossfitas, manau, yra nebloga sporto šaka tiesiog dėl bendro fizinio išsivystymo, dėl visų kūno savybių ir greičio ir lankstumo atidirbimo. O tai, manau, pliusas iš tikrųjų crossfito sporto šakos atstovams. Taip. Ar pačiai netenka noras
ten pasibandyti kažką pajudėti, ar vis dėlto yra taip griežta, kad negalima daryti to, ko negalim, kad yra off-season? Crossfitą turit minti, kad kažką nepabandyti. Aš taip esu pabandžius bet taip dėl savęs, kaip sakyt, asmeniškai nejau kažkur kažko ieškoti, tiesiog pasižiūrėdavau, kaip yra dienos ten koks nors pratimas ar ten rungtis kažkokia, kaip būna internete, pasižiūri, ką reikėtų atlikti. Nu, tai pagal savo galimybės kažkiek pabandydavau taip, bet kai sunkio atletikai tos ištvermės daug nereikia, tai galima sakyti labai tų nepraėjau, tai be atsikvėpimo ilgesnio crossfito tų ratų, kaip sakyt. Dar šiek tiek dabar apie šiuos metus, kaip bendrai įvertinti, kokie buvo metai sporte? Manau, kad tikrai labai neblogi šie metai. Labai pasisekė ir pasaulio čempionate patekau į 10-uką Kolumbijoje. Ir plus dabar užbaigimas šių metų su sidabro medaliu, tai tuo labiau dar labai užmotivavo kitiems metams. Ir, kaip sakau, dabar sieksiu vasario mėnesį Europos čempionate taip pat gerų rezultatų ir užimti tam tikrą vietą. Tai teoriškai, ar jau Europos čempionatas yra toksai, kaip jau ir bus galutinis taškas dėl kelialapį olimpinės, ar nebus? Dar bus vienas turnyras Tailande, toks, kur reikia irgi sudalyvauti. Bet daugiau, manau, reikia pasistengti Europoje jau. Paskutinį tą tokį jau, kaip sakyt, duoti rezultatą gerą, pabandyti pagerinti. Aš įsivaizduoju, kad tai yra sunku sportininkui, nes tu žinai, kad, sakykime, 4 metų įdirbis, olimpinės žaidynės priklauso dabar realiai labai stipriai nuo vienų varžybų, gal sakykime taip. Kaip tenka su tuo gyventi, kaip save nuteikti, kaip sukovoti, nes mes tą pačią dalyką, ką mes dabar galim aptarti, mesgi galim paimti bet kokioje kitoje gyvenimiškai situacijoje, ar darbe, ar santykiuose, kaip pabandyti save suimti rankas, ar tai yra ugdoma, ar vis tiek baimė daužo labai stipriai, gal kokios būtų paslaptys, patarimai, asmeninės patirties? Labai įvairiai būna. Kol kas šiuo momentu apie tai negalvoju. Būna kažkaip visai užsimiršti, atrodo, kad ruošiesis kažkam ar ką, bet kai jau priartėja jau kokios jau kelios savaitės lieka iki tų varžybų, jau kažkaip supranti, kad vis dėlto čia yra svarbus dalykas. Bet be abejo, jeigu pasiduosi tom tokiom mintim, kažkokiam stresui, tai tik savo pačiai kenksi su tuo rezultatu, pradėsi degt, kaip sakyt. Tai tiesiog kažkaip nukreipi mintis kažkuo kitu užsiemi, kas mėgsta, gal groja, gal kas piešia, gal tiesiog gamtoje vaikščioti, ten skaityti knygas, tiesiog nepasiduoti tą minčių, kaip sakyt, sukimasi, nes tikrai nei nauda tas yra. Bet aš dar pati vis dėlto irgi tai mokinuosi, kad to pačio dalyko, bet kartais ir įeinu į tą ratą minčių, bet visiems patarčiau, kad susirast kažkokios kitokios veiklos irgi, kad nukreipti dėmesį nuo tų varžybų, kad tiesiog savo ramiai. O varžybų metu to jauduliuko šiokio tokio reikia. Nes tokio duoda jau atbiškė adrenaliną, šiek tiek jėgų pakyla ir tokio reikalingas toks jauduliukas varžybos. Bet iki to laiko stengtis taip savo kažkaip negalvoti apie tai. O niekad nesu susidūręs, susimastęs, kaip jūs patenkate, jūs turime visą jau sporto šaką, žmonės važiuoja į tuos Grand Prix, į Europos pasaulio čempionatus, tai kiekviena šalis turi tam tikrą dalyvius leistiną skaičių, reikia kažkokiose varžybose tam tikrą rezultatą parodyti, kaip jūs atsirenkat į tas varžybas, nes olimpiadą, suprantu, top 12 numerių tu važiuoji, o kaip su Europo pasaulio ar Grand Prix, kaip čia? Tai tiesiog federacija, sakykime, Lietuvos federacija, tai jie mato sportininkus, kurie yra pasiruošę tom varžybom, kurie gali pakliūti tam tikrą vietą, parodyti rezultatą.
Tai tiesiog tuos ir veža sportininkus. Gali į vieną sporto kategoriją, tai yra svorio kategoriją, 2 žmonės iš tos šalies dalyvauti. Tai va, tai pavyzdžiui, mes dažniausiai į Europos pasaulį suvažiuojame kokie 4-5 sportininkai pasiskirstę svorio kategorijose, kurie gali kažkokią vietą užimti ir parodyti rezultatą. Tai toks paprastas dalykas. Federacija, jeigu, kaip sakyt, federacija turi lėšų specialiai tom varžybom, skyrė tas lėšas, kad išvažiuoti. Toks paprastas dalykas. O ar žaidži su svoriu, nes man įdomu, kaip ten tais gramais, kilogramais. Aha, tenka, taip. Kaip čia tas skaičiavimas vyksta? Ar tenka eiti į pirtį likus parai, kad išprakaituotų, paskui pavalgyti daugiau, kad grįžtų svoris? Nes Taip, manau, tenka. Man pačiai taip labai kankintis neteko, bet aš dalyvauju svorio kategoriją arba 76, arba 81. Tai aš dabar dalyvauju iki 76, tai teko vis tiek truputį ir prisilaikyti tą svorį, nes svėriau virš ten porą kilogramų. Tai biški prisilaikai, biški mažiau pavalgai, vakarienės nepavalgai, mažiau vandens pageri, tai tenka pareguliuoti svorius. Manau, visi štangistai reguliuoja dėl to, kad dažniausiai treniruotėse laiko didesnį svorį, kad tiesiog būtų lengviau treniruotis, turėtų daugiau energijos ir panašiai, būtų stipresni, o prieš varžybas jau po kažkiek numeta tų kilogramų, o pasisvėrė, jau paskui, manau, pavalgo, jau kažką gero, kokio angliavandenių gerų išgeria, pavalgo, nes po svėrimo dar lieka porą valandų iki starto. Tai tada spėja dar atsigauti. Ai, tai jūs sveriate tai porą valandų, tai yra ne iš vakaro, nes man atrodo, jeigu aš neklystu, gal imtynėse jie ten būna, pasisveria iš kažkiek daugiau laiko. Nu, bet čia aš galiu būti, neįsai. Ne, mes pasisveriam 2 valandas prieš varžybas. O, tai čia jau vos ne apšilimas jau prasideda. O, kalbant apie apšilimą, kaip atrodo jūsų apšilimas, prieš varžybas, ką jūs darote? Mano labai paprastas, manau, bendras apšilimas tiesiog kaip darytume gal per kūno kultūrą kažką, bendrai dinamiškai prajudinus sąnarius, ten visus, tada apšilimas su tuščia lazda, pakelnojimai rankų, patupinėjimai, nusilenkimai, ten judesio atlikimas su tuščia, kaip sakyt, štanga ir jau pabiškai dedame svorius. Ir pabaigai toksai pamastymas. Ar tenka domėtis apskritai sportu, kitomis sporto šakomis? Ar yra koncentracija tik į vieną ir tada jau kitis, sakykime, gal kitur kažkur visas dėmesys ir energija? Be abejo, savo visą kūno energiją atiduodu tik tai sporto šakai, bet, kaip sakyti, tikrai neatsisakau ir kažko kito pabandyti gal ateityje po šios sporto šakos. Aš kažkiek prieš sunkiąją domėjausi tiesiog kultūrizmu. Aš prieš tai daugiau buvau kaip ir lengvaatletė tokia, krepšinį žaisdavau. Tai taip, turėjau tokių visokių pažinčių su kitom sporto šakom. Be abejo, kol mokinausis ir universitete reikėjo išbandyti ir tinklinius, ir plaukimą. Tai... O dėl hobio, ne dėl tai, kad dėl hobio, bet tiesiog ar tenka skaityti apie sportininkus Lietuvos ar užsienio, gal, pavyzdžiui, tenka krepšinį tiesiog per televizorių žiūrėti. Na, aš labiau norėjau paklausti, ar tenka domėtis sportu, apskritai, kaip sportininkų, nes, pavyzdžiui, man asmeniškai visą laiką būna įdomu stebėti ten, sakykime, plaukimo varžybos, krepšinį pasižiūrėti, be abejo, lengvai atletika, iš ko aš pats esu atėjęs. Be abejo, tokie dalykai įdomu, tikrai įdomu. Ir žiūri ir krepšinį, ir plaukimą, jeigu žinau, ypač, kad lietuvių bus. Ir lengva atletika labai patinka, iš tikrųjų, ypač 100 metrų bėgimas kažkaip labai man imponuoja gal. Bet ypač, kai disko metimai, ypač kai dalyvauja Alekna, ten dabar jau lietuvis visą laiką žiūriu, palaikau ir domiuosis taip visom sporto šakom, kur tik sužinau, kad vyksta kas nors. Jau. Nes iš tikrųjų truputį būna mažai informacijos pagal, kaip sakyti. Net tiek ir daug. Mes turim tą sportas LT svetainę, kur mes galime pasiskaityti šiek tiek dažniau, plačiau. Keli dienraščiai turbūt irgi parašo, bet
turbūt ir mes patys mažai reiškėmės, turbūt ne visiems įdomu, nes tos informacijos nėra, toks užburtas ratas Taip, taip. atsitinka, tai va, dėl to aš ir bandau čia šitus visus kalbinti. Ir tada, va, kadangi jau sakoma, kad domimasi, tai aš tokią rubriką sugalvojau, ką aš noriu paklausti. Kokie būtų 3 sportininkai, o gal 3 sporto šakos ar rungtis, kurias norėtum irgi išgirsti, kad aš pakalbinčiau. Kokie tai būtų žmonės? Ar jauni, va, pavyzdžiui, Mykolas Alekna, ta prasme, visiškai, ar Rūta plaukikė, taip sakykime, ar galbūt iš savo sporto šakos kažkas. Vat kas būtų pačiai įdomu ir aš tada tikrai gal netgi pabandysiu kaip įmanoma greičiau, jeigu tie žmonės sutiks ir jam bus Kaip įdomu. ir jau buvo man jau mintys, kaip sakot, jo, tie 2 žmonės, Mykolas ir Rūta, kaip tik jau buvo man mintyse. Ir norėčiau gal kažką iš bokso, gal Austėja Aučiūtė. Aš netgi užsirašysiu. Nu, aš neužsirašysiu, aš pasižiūrėsiu kartojimą savo laidos. Taip. Įdomu. Ir gerai, dar nepabėgim, paskutinis klausimas. Yra tie stereotipai vyrų, moterų. Kodėl kartais, kodėl skirstoma čia turbūt yra gan aišku, kodėl taip yra buvo skirstoma. Bet kas atvedė, sakykime, nu, į tokią vyrišką sporto šaką tave, arba kas atveda mergaitės, ne taip, kas jau buvo suformuota visą gyvenimą, kad reikia taip daryti, bet iš kur tas noras, vidinis kažkoksai, tai ar kažkoks pavyzdys buvo gyvenime? Aš galiu pasakyti apie save asmeniškai, kad aš nuo mažens nebuvau mergaitiška. Aš žaisdavau su mašinytėm, bėgiodavau su berniukais, ten muždavomės, laipiodavom ten visur iš tos medžius ir panašiai. Tai aš visą laiką jau nuo mažens, jau aš kažkaip ir tuo sportu visą laiką, kažkaip judėdavau visą laiką, paskui pabiškai pradėjau kažkaip raumenukus vystyt norėt, o šią sporto šaką labai netyčia suradau, tiesiog netyčia. Ir pasilikau jau 11 metų čionais, nes man tiesiog patiko, prilipo ir tas tiesiog toks sportas, kur ir jėga, ir greitis, ir tas, kad iškeli tiek kilogramų, kur net neįsivaizduoji, kad kažkada gal būtum kėlęs ir pasilikau šioje sporto šakoje. Taip. Tai turbūt galima daryti išvadą, kad nėra jokio tikslo skirstyti žmonių pagal kas kam priklauso. Tau reikia tą daryti, nes tu mergaitė, tu berniukas, tau reikia tą dalyką. Leisti žmonėm daryti tai, kas patinka, leisti reikštis žmonėmis ir jie gali štai tokių puikių rezultatų pasiekti, kaip mes turime tave, kur garsini šalį, sieki savo tikslų, turbūt fantastiškas jausmas yra, nes darai tokį gyvenimą gyventi. Tai ir tas leidimas žmogui būti savimi suteikia tokį gyvenimą, kokį žmogus. Taip, čia viskas be abejo ir nuo tėvų priklauso, kaip jie, jeigu ten griežtai pradeda tas kažkaip spausti vaikus, kad tu turi toks būti, ar tu toks būti, tada gal ir sukausto, kas gali iš to vaiko gautis ateityje. Taip. Super. Ačiū labai už pokalbį. Ačiū Jums, kad pakvietėt. Aš labai tikiuosi, kad mes vasario mėnesį po čempionato susisieksim, pasikalbėsim, tada jau galima bus, sakykime, detaliau aptarti jau tų vienų varžybų, batalijas, peripetijas, visus dalykus, nes jau kas bus paklausęs, šiek tiek bus daugiau susipažinęs su šią sporto šaka ir bus jau galima ten detaliau išnarplioti, kas čia vyko, kaip įvyko. Tad ačiū labai. Dėkui Jums taip pat. Ir gerų ateinančių naujų metų bei visų švenčių. Ačiū, kaip ir Jums ir visiems kitiems. Super, ačiū, iki. Iki. Šiam kartui sporto tiek. Judėkite, sportuokite, nesušalkite, domėkite sportu. Pasimatysim, susigirdėsim, tikiuosi, kad jau neužilgo. Iki.